Ne dviesi užsitaisot, ne? Ginklanešys ir su vėliavnešiu. Problema lentoj. Lenta tikrai kita. Naujas pjūklas, ją pjauna, dūmina. Jaučiu, kad nulaužiau netgi angalį. Jo, nulūžo. Šarūnai, ką daryt, kai varžtui išlūžo galva? Tai Galvutė? Šarūnas, va. Ką čia dar suspaudė su suktuvu? Taip, Geras. Ir? jungiu kitą atbulinę pavarą ir išlipu. Geras. Nebuvau matęs. Greičiausias metodas, greičiau nesužinojom. Turim gyvenimišką situaciją. Planavom jums parodyti super projektą su super įrankiais, inovatyviais, motyvuoti jūs ir parodyti, kaip paprastai ir gerai, greitai pasidaro terasos su teisinga įranga, ypač Kamo Drive, bet žinojau, kad yra maža tikimybė, dirbant su egzotiniam lentom, kad neprasigręžus mums nepavyks įsukti varžto per lentą. Deja, ta maža tikimybė pasitvirtino. Taigi, mes privalom prasigręžti ir tik paskui sukti. Tad greičiausiai, kad mes pasimatuosim vis dar darbo eigoje, kas bus greičiau, ar gręžti ir naudoti Kamo Drive, ar vis dėlto senuoju būdu, rankiniu, sukti ir atidėti tą dalyką ne egzotinėje medienoje, pavyzdžiui, maumedžio termapušiai, paprastai pušiai. Tai va, tai ką? O paprastasis gerasis būdas yra Kamo rankinis įrankis, Kamo grąžtelis, privalom pasiruošti skyles. Liūtas prasigręžia, jau galim parodyti, kaip tai veikia. Išgirdus traškėjimą reikia nustoti. Pasiruošimo darbai. Visą tą kelią beveik padarėm rankiniu būdu, nes porą lentų pasibandėm, ar ten pasitaikė kietesnės ar ką ir nesigavo. Sakom, pabandykim dar kartą. Na ir ką? Parodyk, Šarūnai. Ir visgi. Turiu mazgą su nelygiu fasadu ir einam klaus Šarūno, ką jis daro tokiais atvejais. Sveiki. Tai va tokiu atveju turim kampinį šlifuoklį su žydlapiniu šlifavimo disku. Prisidėjo daugmaž pagal sieną, tada dedamės plasmasę, brėžiam liniją tikslę pagal fasado išlinkimus ir šlifuojam.
Praraps meistrų nepaliek ramybėj. Steb kiekvieną žingsnį. Paskutiniai štrichai. Šarūnas jau beveik su šluotelė dirba. Dar šluotelė padėta šalia tik, bet jau beveik. Ką Šarūnai pabaigai pasakysi ir palinkėsi mums? Smagiausia dalis yra pabaiga. Geriausias dalykas. Kai pagaliau jau matai prisirpusi obuolį ir ruošies kasti jau. Dantis pagaląsti kaip vilko. Taip, tvora išardyta, kad prisukti eitų ir nereiktų per viršų. Viskas gerai?